Tradiciškai penktadieniais Infodiena kartu su BZN Star leidžiasi į vis kitą šalį ir mėginame ištyrinėti, kokios yra verslo galimybės tose šalyse. Tai šįkart keliaujame į meilės miestą Paryžių ir apskritai visą Prancūziją, apie kurią šiek tiek papasakos mums Dalius Čekuolis, Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje. Taip pat studijoje turime nepriklausomą ekspertę, lektorę Živilę Kriščiūnienę ir menininkę Galerijos Paryžiuje bendrasavininkę Violetą Ganusauskienę. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Labas vakaras. Ambasadoriau, pirmiausia, galbūt nuo jūsų pradėsime. Ar Lietuvos verslininkai dažnai kreipiasi ir prašo pagalbos mūsų šalies ambasados Prancūzijoje, ar jau jūsų kaip tarpininkų nereikia? Kreipiasi dažnai ir manau, kad pastebime tikrai teigiamas tendencijas susidomėjimo Prancūzijos rinka. Galiu pasakyti, kad iš tokių aritmetiškai žiūrint apie 200 paklausimų per metus gauname iš tų, kurie norėtų pradėti galbūt arba tęsti verslą ir Prancūzijoje ir turi kokių tai klausimų. Violeta, kodėl jūs pasirinkote Paryžių? Veikiausiai Prancūzija asocijuojasi taip su tuo menu, stiliumi, mada. Ar tai buvo tas aspektas, kuris jūs nuvedė į tą šalį, ar vis dėlto buvo kažkokie kitokie sprendiniai? Taip, praktiškai ir tas aspektas, ir kitas aspektas, kuris irgi suvaidino didelę reikšmę. Tuo metu mes Europoje tyrėme kelių šalių rinkas ir buvome sėkmingai įėję į Vokietijos rinką, Ispanijos rinką, Skandinavijos rinką ir Prancūzija buvo pats kiečiausias riešutėlis, kuris niekaip nepasidavė. Kodėl? Sakyčiau, tuo metu, tai buvo 2005 metai, rinką mes pradėjom tyrinėti dar anksčiau. Veikia trys faktoriai labai stiprus. Tai yra pirmas iššūkis - parodyti Prancūzijai produktą, kurio tu galėtum šalį nustebinti, nes Prancūzijos rinka yra tikrai išlepinta, persisotinusi, visko ten daug, tuo labiau ir meno srityje. Jeigu tu pretenduoji ten įeiti, tu turi sukurti produktą, kokio jo nematė. Jeigu vokiečiams yra labai svarbu good kvalitet, prancūzai labai svarbu original. Jeigu tai yra original, tai yra papirkta publika, papirktas pirkėjas. Tai pirmas iššūkis buvo original produkt, kitas iššūkis buvo barjerai įėjimo, nes tai yra galerija, tai reiškia yra įėjimo kaštai nuoma, įėjimo kaštai dideli užstatai, komerciniai mokesčiai ir taip toliau, tai finansinis gan nemažas iššūkis. Ir trečias iššūkis tuo metu egzistavęs labai didelis, tai yra nepasitikėjimas Rytų Europos šalimi. Mes buvome postkomunistinė šalis, kai pradėjom domėtis rinką dar komunistinė šalis, tai patys pirmieji mūsų susitarimai baigdavosi tuo su galeristais tarpininkais, kad atvykę po kiek laiko, don't remember you, sorry. Išgirsdavom atsakymą. Tai jeigu dabar einant į tą rinką, jau situacija atšilo, labai teisingai ponas ambasadorius paminėjo, Prancūzijos rinka atsiveria ir Rytų Europos šalimis, jie nežiūri taip atsargiai. Tačiau kiti du faktoriai išliko tokie patys. Originalus produktas ir norint atsidaryti kažką, tai nekilnojamo turto nuomos barjeras, kuris dar labiau paaugo iki šiol. Živilė, jūs labai daug turite patirties, 3 metus ambasadoje dirbote komercijos atašė, 2 metus vadovavote prekybos rūmams, dabar konsultuojate verslininkus, kurie ieško būtent tų naujų rinkų, ar ne, vakarų Europoje. Kuo Prancūzijos rinka galėtų būti patraukli Lietuvos verslui? Labai skiriasi laikmetis tas, kur aš turėjau tam tikrą patirtį. Ambasadoje dirbau nuo 2003 iki 2006 metų ir 2003 mes dar net nebuvome ES šalis ir iš tikrųjų, kaip ir kolegė sako, kad jums labai įtariai žiūrėjo. Ir tais laikais mums Prancūzijos rinka apskritai atrodė nepasiekiama ir patys mes dar nelabai mokėjome prisistatyti. Aš prisimenu, kaip reikėjo, tuo metu verslininkus reikėjo mokinti, kaip save pristatyti, kaip parašyti tą verslo paklausimą, laišką, gražų, išsamų, logišką ir ypatingai originalų, parodyti, koks tu esi originalus. Tuo tarpu dabar mes jau esam labai gerai žinomi
jau dabar mes labiau tikime, kad ne tik savo darbo jėgą galime siūlyti ir pagaminti kažkokį tai produktą su su prancūzišku logotipu, ženklu, prekės ženklu, bet galime ir su savais vardais patekti į Prancūzijos rinką. Tai kuo jinai įdomi, turbūt įdomiausia būtų tai, kad jinai yra gana konservatyvi rinka, bet įdomiausia yra tai, kad tą konservatyvumą galima pralaužti. Ir kaip tą padaryti? Būtent siūlant originalius kažkokius tai originalias prekes. Dabar kokios nišos galėtų būti? Kas prancūzams yra originalu? Prancūzijoje dabar labai skinasi kelią ekologiški produktai. Viskas, kas žalia, kas eko, kas bio, turi labai didžiulį potencialą šioje šalyje. Tai čia kalbant apie maisto produktus, kalbant apie aplinkos apsaugos kažkokias tai priemonės, prietaisus, elektroniką, biotrąšos, mineralai. Kalbant apie tekstilę, vėlgi tai yra kas kita. Tai yra originali mada, originalus dizainas, vienetiniai rūbai, galbūt net ir ne masinė produkcija, o aišku, nebus masinė, jeigu su savo vardu Lietuvos įmonės eis. Tai balduose vėlgi prancūzai darosi vis atviresni mūsų baltiškam, skandinaviškam dizainui ir manau, kad šios nišos turi didelės perspektyvas. Ambasadoriau, gal jūs galėtumėt pateikti kokį geros praktikos pavyzdį? Tai yra, kas pakankamai sėkmingai vėlgi iš mūsų verslų šiuo metu yra Prancūzijoje, gana neskausmingai ėjo ir galėtų būti kaip pavyzdys kitiems. Aš tiesiog pratęsdamas jau mintis, kurios buvo išsakytas ir jom pritardamas, galiu dar tik taip galbūt pastebėti, kad net ir tradicinėse srityse galima ir verta eiti į Prancūzijos rinką ir konkuruoti. Ir taigi mūsų eurozona 66 milijonai, taip kad yra tikrai dėl ko pasistengti. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, pernai rudenį vykusi maisto pramonės Paryžiaus paroda, taip vadinamas SIAL, bene didžiausia Europoje, jeigu ne pasaulyje, tokio pobūdžio paroda ir joje dalyvavo 45 Lietuvos įmonės ir tikrai sėkmingai dalyvavo. Prieš savaitę Paryžiuje kitoje parodoje dalyvavo vaikų drabužėlių siuvėjai, taip vadinamieji tekstilės start-upai, tie mūsų tokie kūrybingos industrijos atstovai, kūrybinio verslo. Ir taip pat jų dalyvavimas, kiek girdėjau, buvo sėkmingas ir kontraktų prasme, ir ryšių, ir ne tik Prancūzijai, bet ir, pavyzdžiui, iš New Yorko, nes tokie centrai kaip Paryžius, jie savo verslinę tokią verslo, žinot, tokia, kaip pasakyti, pasaulis, tai tikrai mados sostinė pasaulio, žodžiu, tai daug daugiau negu ten apjuosia žiedinis kelias Paryžių. Taip, kad čia iš tikrųjų, manyčiau, kitas pavyzdys geras būtų apie mūsų Žemaitijos pieną, turintį atstovybę, galima būtų pasakyti, džiugo atstovybę, tai sūris, sėkmingai lietuviškas sūris, jis įeina po truputį į Prancūzijos rinką, konkuruodamas pakankamai sėkmingai su 500 rūšių vietinių sūrių, neskaičiuojant, reiškia, importo iš kitų šalių. Taip kad šioje vietoje taip pat tiesiogiai jau jūsų klausimą taip pat yra ir logistikos firmų, ir medienos, ir sakyčiau, ypatingai tos, kaip buvo pasakyta apie bio reiškia technologijas, apie žalią produkciją. Tai taip pat čia ir tos kūrybinės tokios dizaino, sakyčiau, mažos įmonės atranda savo vietą, siūlo originalius produktus. O iš įmonių, žinot, mūsų eksporto struktūra šiaip jau gana panaši visose šalyse. Tai be abejo ir čia paminėčiau tokius senbuvius šios rinkos kaip Achemos grupė, pavyzdžiui, bet kaip minėjau ir pavyzdžiui, klasikinė tekstilė, tokia įmonė yra, kuri galbūt viena pirmųjų jau parduoda savo produkciją tokiuose centruose kaip Galerie Lafayette Paryžiuje, tai prestižinis dalykas. Galbūt iš pradžių ne su savo iškaba, bet čia jau, žinot, verslo dalykai. Svarbu kartais ir ateit, atsiras ir iškaba.
Dėkui ambasadoriau, tai buvo Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje, Dalius Čekuolis. Na, aiškėja, kad reikalingas stilius, originalumas ir ekologija, bent jau tai šiuo metu Prancūzijoje yra ant bangos, jeigu taip liaudiškai tariant. Ačiū, tai buvo Živilė Kriščiūnienė, nepriklausoma ekspertė, lektorė, taip pat Violeta Ganusauskienė, menininkė, galerijos Paryžiuje bendrasavininkė. Dar kartą dėkoju, kad atėjote pas mus į studiją. Ačiū Jums. Ačiū Jums.